Sveiki gyvi. Praeitas video taip staigiai nutrūko. Nepabaigiau. Tai žodžiu, kaip matėt, paleidom presą. Klientas Margučių labai džiaugiasi. Šiaip atrodo, kad ir tų pačių, sakykime, Lenkų gamybos, bet matos, kad ne iš plasmasės pagamintas. Tai gerų darbų su nauju presu. Tai nusimato gera šienapjūtė. O mums šienapjūtė dar neprasidėjus. Vakar pradėjau sukt į plėvelę rulonus kaimynui. Mes tikriausiai pradėsim pjaut kitoj savaitėj. Nu, šiandien sekmadienis, tai kitoj savaitėj gal kažkur ant galo pradėti pjaut, jeigu nebus blogi orai. Laukiu nesulaukiu, kada galėsiu išbandyti grėblį. Tai o dėl šienapjovės rinktuvo, tai surinkom, nuvažiavo pjaut ir ten nespėjo nei 5 točkių pripjaut ir vėl atsakė dantračiai. Tai iš Margučių užsisakėm dantračius, nes niekur kitur negaunam, o jie vis tiek kaip pardavėjai tos technikos, tai jie iš gamintojo gali atsisiųst, turi dalių visada sandėly. O jeigu ir neturi, tai gali greitai iš Lenkų parsiųst tiesiai iš gamintojo į jūsų namus. Tai atsiuntė dantračius. Reikia pakeisti visus 4, tuos 2, kur ant ašies yra ir 2, kur ant būgnų, ant tų kriaušių maunas. Nes mūsų buvo tie lenkti dantračiai, o dabar uždėsim tiesius. Nes jeigu keisti tik tai 2, tai tie 2 bus tiesus, o kaip gamintojas sakė, kad yra mūsų senos laidos, tai tokiam jau... Tai tokiam tada reikėtų sakyti iš Lenkų, o kadangi čia Margučiuose turėjo vietai, tai gamintojas patvirtino, kad tinka ir tie dantračiai. Tai tiesiog sudėsim tuos ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. O šiandieną atvežiau karvėm vandenuką ir lėksiu sodinti moliūgų tenai. Tai 50 arų, šiandien gal visko neįveiksiu, bet bent jau pradėsiu. Turim visi savo darbus, tai tas sodinimas taigi nėra sunkus. Po vieną sėklą kiši ir viskas. Kodėl po vieną? O todėl, kad sėkla sertifikuota, kilogramas 120 eurų. Tai žodžiu, ant hektaro, sakė, siejasi kažkur apie 2 kilogramai. Nu tai va, mes turim kilą. Manykim, kad užteks. O jūs nieko nematot. Žodžiu, įdomi dienelė šiandien. Taip, Rokas vėl nieko nenufilmavo. O tai gaidžiai sukandžiu. Žodžiu. Moliūgus pasodinom, atvažiavo draugas padėjo, dėkui jam. Kiek mes ten 4 valandų trukom, sukišom in žemę. Tai
Ką čia dar? Ai. Žodžiu, dabar buvau pas karves, nes kai melžiamės, keičiau akumuliatorių. Ir žodžiu, laidai buvo užsioksidavę, nebebuvo kontakto, nebemušė pulsatorius. Tai galų gale nuo mano klibinimo jie ir nutrūko, nes jau buvo seni, tai parsivežiau namo, sulitavau, atsivežiau, pasirodo, nesakysiu to žodžių iš H raidės, blogai sulitavau, atlūžo, tai žodžiu paėmiau, vos net tiesiogiai pajungiau, dabar trenkia. Tai turiu gerą naujieną, tai gavom išsinuomuoti beveik 4 hektarus. Šiek tiek tolokai, apie 6 ar 7 kilometrai, bet, čia galima realiai trumpinus kelią, tai nuvažiuoti žvyrkeliais, kad nereikėtų per patį miestelį maltis. Tai labai liuks, žmonės sutiko, kad mes deklaruojam, jiem duodam už nuomą. Labai malonu. Kitokio požiūrio žmonės negu tie, kurie mano, kad pasirašius nuomos sutartį iš jų atimsim žemes. Tai šitas dalykas gerai. Tai va, nusimato rimta šienapjūtė. Kaip tik ir grėblys naujas. Bus darbo, bus galima našiai griebt. Kažko labai konkretaus ir nepridirbau. Aplink gyvulius, moliukus sodint ir tiek žinių. Tai manau, šiandienai tiek. Labai daug šiandien filmavau. Kamera gale numesta buvo, tai žodžiu. Ką, rytoj į mokyklą važiuot žmogui į rulonus pasukt į plėvelę ir žiūrėsim. Kažką savo reikės darbuotis. Praneša 4 dienas lietaus, žadėjom važiuot pjaut trečiadienį, bet nuo trečiadienio iki šeštadienio rodo didelį lietų, tai nežinau kaip čia bus. Nes jau reikėtų pradėti šiaip, pjovimo nemažai. Tai bus veiklos. Gerai, iki šiandien. Tai va, ką dar galiu parodyti, tai pajungiam šaldytuvą. Dabar yra 3,7 laipsnio. Pynas. Jisai atšaldė iki reikiamos temperatūros ir išsijungė. Tai čia yra supiltas vakaro. O šiandien sekmadienis turbūt. Tai jo supiltas vakaro. Šiandien ryto ir šiandien vakaro. Tai 3 melžimų ir tuoj pasakysiu kiek pieno. 170 litriukų. Iššūkėlis perdirbt. Kadangi reikia ir mums turėti laisvų dienų, tai reikia kartais pilt pieną į šaldytuvą. Nes, jeigu kiekvieną dieną perdirbt, tai čia greit užsilenkt gali. Imk susipilsi.
Ką, žolės neypatingai, bet kažką vis tiek prisuks. Truputį persisukau rankenas, buvo visos stačios, pasidariau taip biškį patogiau. Sveiki. Nu ką, pradėkime vėl nuo bėdos. Tai žodžiu, senukui, kai grįžau tada iš vyniojimo, pastačiau aš jį va čia, palikau, pastovėjo gal 2-3 valandas ir reikia kurt, jaus man kažkaip sunkiai kūrės, toks ir kalenimas girdėjosi, tai bet užsikūrė, nuvariau, atkabinau. Ir žodžiu, pastebėjom, kad ištraukiu tepalo matuoklę, žiūriu, tepalas pilkšvas, toks jau baltuoja. Tai pirminė diagnozė buvo, kad vanduo karterį. Ir kas apkalbinėsit, kad kaip gali subėgti į karterį vanduo, tai žiūrėk, ponas, kad ir tau taip neatsitiktų, nes čia yra belarusai. Tai, žodžiu, per kaminą irgi varo vandenį, tai galimai, kad kažkiek to vandens ir į cilindrą pribėga, kas faktas yra negerai, nes paskiau gali ir švaistiklius sulenkt. Tai, kadangi turėjom atsarginį variklį, nuvežėm pas mechaniką, perrinks visą, pakeis gilzes galimai, pakeis alkūninį veleną, kažką dar pakeis, žodžiu. Siurblį galimai reikės vežti reguliuoti, arba nuo to pačio uždėsim, tuos forsunkės atreguliuos. Ir žodžiu, keisim senukui variklį, nes šienapjūtė su tokiu varikliu, ta prasme, gali tu iš bloko išleidi vandenį ir kada dirbi, tu jį užsipili. Bet tai ar tiek prižaisi, čia nuvažiuosi į laukus, kas nors atsitiks, užgesinsi, nelaikysi tu jo pastoviai užkurtų. Čia neekonomiška tai būtų. Tai tiesiog perrinks variklį, visą sutvarkys, pakeisim ir bus rami galva. Kainuos, bet o ką daryt? Naujas variklis be turbinos 6000. Tai svariukas, tokių pinigų tikrai nemokėsim. Pirkti dėvėtą variklį. Ačiū, vieną jau įsidėjom į senuką dėvėtą už 4,50. Tais laikais dar gera kaina buvo. Tai, nežinosi irgi, ką nusipirksi. Sakys tau geras, čia iš dirbančio traktoriaus išėmiau, viskas gerai. Nesvarbu, kad tau jį užkurs, kad ir išimta užkurs. Mum irgi užkūrė, gražiai dirba, viskas ok, pasiėmėm ir ką, turim gaidį. Ir galvą teko šlifuoti, viską, žodžiu. Irgi reikėjo kišt pinigus. Tai šitą jau perrinks profas. Tai bus ramu, pasikeisim ir tikėkimės viskas bus gerai, dirbsim toliau. O kadangi, dabar dar senukas važiuoja jisai, bet jau geriau duoti jam dabar pailsėt, variklį pakeis ir bus gerai. Tai vėl reikės važiuoti vyniot. Tai bandau aš čia prisitaikyti prieš to mantrą, nes jau ant senuko buvau pripratęs, buvau viskas susidėjęs ir kompas jau ten buvo likęs ir į čiagus jau turėjau vietą, kur prisitvirtyti. Tai čia dabar viską reikia per naują. Čia šitoj vietoj bus patogiau,
kompas čia lieka. Pasijungęs buvau, prasisukau. Tai, nu, gal sakyčiau, šiek tiek lengviau. Na, aišku, dabar jisai yra nepakrautas. Kažin, kaip reaguos, kai bus rulonas. Bet dabar kol kas viskas gerai. Nu, siurblys galingas. Paskirstytojas naujas buvo dėtas. Tai, nu, tikėkime, viskas gerai bus. Tai, ką reikia, kompas jau vietoj, rankenos vietoj. Reikia dabar dar susitepti vyniotuvą, nes dar šį sezoną netepiau. Tai žodžiu. Gal šitas lengviau kels rulonus, nes ant senuko buvo tokių, jeigu biški didesnį padaro, tai jisai sunkiai kelia. Arba išvis nepakelia. Nu, dar šiemet, kad nepakeltų, nebuvo. Praeitais metais savo rulonus, kai sukom, tai buvo tokiu atveju, kad jeigu per šlapia žolė ir per daug gerai suspaudžia, tai nepakeliu. Bet čia vienas kitas toksai. Tai šiemet irgi buvo, kuriuos sunkiau truputį pakėlė, bet pakėlė, gaziuko duodė ir gerai. Tik siurblys labai negražiai man dirba. Tai nežinau. Tikėkime, su šitų tokių problemų nebus. Žiūrėsim, kaip rytoj seksis. Šitom skarom nemoku čia. Gal gerai bus. Nesnu fotografavau. Galėsim dabar ramiau. Finalas liko. Po pietų bus miegutis, man atrodo, reikalingas. Mums da ilga naktelė nusimato. Nu, kažkaip keistas jausmas toks, nes, nu, kaip ir šęsdavo žmonės, bet kokia atveju, bet kai jau išleistuvės yra kitaip, tu jau turi tą bent jau, nu, kažkokią pagrindą. Normalų žmonės eina maudytis, va. Bet jau pradeda... O mes nesąmonės darom. Nu, toks laikas, reikia padaryti nesąmonės. Geras. O tai kiek metų augina bulius? Porą? 2 jo kažkaip. O tai kas paskui jau pradeda labai Paskiau jau darosi, ne? Būna, taip vadinkim, peraugę. Jo, jau tokie ir agresyvūs, jau nori būti bandos vadais. Jau jie pradeda subręsti labai. Tu jau prie jų neprieisi. Jo. Nu, pavojinga toks mockis čia. Kur jam akį tas jautis iš suragu kažkaip užkabino. Tai vaikinas toks fainas, nagingas toks labai viską, bet turi tą problemą.
nuo Venskų dabar nuo degalinės parvažiuojam link Naumiesčio. Ne, važiuosim link šito kapinių lygtai. Per anksti, matai, yra vidyti. Per 9:30. Gerai, girdėsi, nepergyveni. Prie kapinių galim pastovėti kelias minutės paskui. Lėtai važiuojam, ramiai savo, nesutrukdam. Spės. Nu va. Belarusas dūmais apsipylęs. Kad ir filmuoti, pavyzdžiui. Centrą bus įdomiau. Tu turi atsiminti, kuris spausti, kuris geresnis. Tas labai geras. Degalinį papipim. Kelkitės jau. Pagal tą ir šokt galėjai. Šiaip tokia gera. Kiek metų tie vaikai, kai su traktoriais važiavo, buvo tada. Bet prieš kiek metų niekaip neatgamins. Jau aplenkti sudėtinį. Nu, ką sako žmonės. Galima, matai, norint važiuoti pro bažnyčią, tada ten pro kareivinės, bet irgi žvyrkeliais ir ten nors čia važinėti nereikalo. Geriau tada nuvažiuoti prie kapinių ir ten pastovėti. Nes ten apsisukimas patogus. Pamoka baigėsi.
Gal tada sakyt Armandui, kad nuvažiuot prie kapinių pastovėti? Skistai jau labai. Pardavėjas išeina pasižiūrėti. Turi slimškų. Nu, vietiniai moka. Kieta. Prisikabinti. Sakiau, su tais lipnia juosta nenukit. Dabar pro mokyklą gali nepipinti, ramiai pravažiuojam. Sakė, man trečią įsijung. Kad nepagalvotų paskui, kad mes jau čia atvažiuojam. Jo. Pravažiuojam ramiai, o paskui, kai pavažiuos toliau, galės pipinti. Dabar ramiai pravažiuojam. Jie supanikuos. Jie nepasiruošia. Jau turi žinoti, kada tas. 10 valandą būsim, tai tokiu maždaug orientuotųsi. Nes norėsis dar tokio atsikvėpti ir paskui šitą į klasę nueisim, pažiūrėsim, ką ten padarė 11-okai, pasifotografuosim, o paskui šitą jūs eisite anglų, aš palieksiu namo persiveiklį. Man šiandien kai gera diena. Keisti apdarus. Mat. Žiūri, bet... O čia jau atsirado mašinytė. Kolona tada tik tais. Be 50. Na ir gerai. Nes čia ko. Ir stresu pabiškai. Ne, normaliai jau dabar nusiraminu. Mama jau atėjo. Jo. Aišku, prie kapinių tokia vieta kaip ir, bet čia mūsų bendruomenės nariai, čia yra mokytojai ir...
uždusimo to. Na jo, gerų nuotraukų pridariau. Fotosesija dabar vyks, kai mes nueisim į klasę. Jo. Ir klasė, ir šitą paskui prie traktorių tų turbūt sustosim ir tada. Ne, bet sakau, kad kiti prie traktorių fotkins. Jo, norės, aišku. Tai kurį laiką palaikysit? Ar kaip jūs paskui tas traktorius? Po visą renginį varysit? Tai jo, laibūna dabar yra. Tegu džiaugiasi visi. Nu. Dabar turėtume. Kas iš nugaros važiuos, nežinau, kaip jie čia turės aplenkinėti. Nes tokie babutė vairu. Ar jau sustojam? A Jonas jau kas važiuoja? Ne, tai. O, tai išvažiuoja technika. Ir Jonas jau važiuoja kalnelį, ne? Nežinau. Eit žinau ant stogo. Prisiartinkit. Jau važiuojam. Nu ką? Pradėkim. metų, nu, dar darželis, aišku, eita su didžiaja dauguma nuo pat darželio iki pat paskutinių dienų kartu. Galiu tik vieną komentarą pasakyti. Nesvarbu, kad ir kaip nervina eiti tą mokyklą, darytos namų darbus, atsiposta, pavargsti, nenori, nu, toks atrodo, greičiau jūs mane paleiskit ir aš einu namo, tipo man tų mokslų nereikia. Bet va, kai būna tokios šventės ir supranti, kad čia tavo paskutinė diena mokykloj, gimnazijoje, na aišku, dar ten paskiau gali universitetai visokie aukštosios, bet žinokit, yra toksai suspaudžia širdį, kai žinai, kad tau jau nebereikės grįžt. Aišku, nesakau, kad noriu vėl toliau 12 metų sėdėti, bet nu, vis tiek tas toks, tu pripranti tos 12 metų, tu žinai, kad tau reikia eiti į mokyklą, jau kitaip nieko ir nebus. Tai
tiesiog. Bet viskas eina ir praeina. Ir reikia mėgautis dar tą mokyklą, kol galima.